Valstybinės įmonių registrų centras. Prisistatykite tik tai. Turto vertinimo valstybės reikmėms skyriaus vadovė Lina Kanišauskienė. Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo projekte yra neatsižvelgta į esminės registrų centro pastabas pasiūlymus. Tai yra siūlėme nekilnojamo turto mokesčio įstatymo projekto 7 straipsnį 1 dalį papildyti mokesčio lengvata fiziniams asmenims, kuri numatytų, jog pagrindinio gyvenamo būsto sąvokoje apibrėžti inžineriniai statiniai būtų neapmokestinami nekilnojamo turto mokesčiu. Taip pat atsisakyti nekilnojamo turto registro išrašo rengimo ir teikimo patikslinant projekto 11 straipsnio 4 dalį. Priežastys paskatinusios teikti šiuos pasiūlymus yra dėl to, kad siūlomoje pagrindinio gyvenamo būsto sąvokoje apibrėžti inžineriniai statiniai daugiausia apimtų kiemo statinius. Tai yra tvoros, šuliniai, stoginės, pavėsinės, kiemo aikštelės ir panašiai, kurių vertės lyginant su būsto yra labai nedidelės. Tokių statinių mokestinės vertės nustatymo ir nekilnojamo turto registro išrašo parengimo kaštai būtų didesni nei už šiuos objektus mokesčių mokėtojai apskaičiuota mokėtina mokesčio suma. Šiuo metu nekilnojamo turto registre yra įregistruota apie 400 000 fiziniams asmenims nuosavybės teisę priklausančių inžinerinių statinių. Mokėtina mokesčio suma 99,5% inžinerinių objektų, skaičiuojant pagal dabar nustatytą jų vidutinę rinkos vertę, būtų mažiau nei 5 eurai. Taigi, projekte numatyti pakeitimai lemtų papildomą administracinę naštą mokesčių mokėtojams, tai yra išaugsianti kreipimusi skaičių dėl mokestinės vertės perskaičiavimo. Šiuo metu 85%, tai yra apie 340 000 minėtų įregistruotų inžinerinių statinių vidutinė rinkos vertė yra nustatytos anksčiau nei prieš 3 metus. Taigi mokesčių mokėtojai būtų priversti teikti prašymus registrų centrui atnaujinti šias mokestinės vertes. Taip pat lemtų padidėsiančias valstybės biudžeto išlaidas verčių nustatymui, tai yra apie 2,7 milijonai eurų. Ir, aišku, žmogiškųjų resursų trūkumo registrų centre apskaičiuojant vertės išlaidų kaštų metodu. Iš viso apskaičiuoti visų inžinerinių statinių vertės tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims reikėtų apie 270 darbuotojų, iš kurių 160 perskaičiuoti vertes siūlomoje pagrindinio gyvenamo būsto sąvokoje apibrėžtiems inžineriniams statiniams. Tai būtų pagrindinės pastabos, pasiūlymai ir kas būtų, jeigu nebūtų atsižvelgta į šiuos registrų centro pasiūlymus.